Sveiki draugai! Šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu ne ką kitą, bet dar vieną EasyViz naujieną. Ir tai yra naujoji EasyViz H80X vaizdo stebėjimo kamera. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomaus šiandien gaunam dėžėje. Taigi pirmas dalykas, ką matom, kameros dar net neišpakavę iš dėžės, kad čia yra spalvoto naktinio filmavimo kamera. 2 lęšių, valdoma visomis kryptimis ir šiuos 2 lęšius jau esu kažkur matęs. Ar nieko neprimena? Mano jau anksčiau apžvelgta C3X vaizdo stebėjimo kamera, bet dabar galima sakyti yra gerokai atnaujinta ir pavirto į H80X. Tai senoji C3X vaizdo stebėjimo kamera keliauja į sieną ir turim visiškai naują ir daug žadantį modelį. Kaip matom, kamerą horizontaliai galima valdyti 340 laipsnių ir vertikaliai 70 laipsnių. Ir kaip jau supratot, čia yra tas kameros modelis, kuris visiškai tamsoj filmuoja spalvotą vaizdą, nereikalaudamas jokių papildomų pašvietimų. Laikas išpakuoti ir pažiūrėti, ką gaunam dėžėje. Vos atidarius dėžę mus pasitinka greitas starto gidas, montavimo, gręžimų lipduką, šabloną. Toliau turim hermetiškas jungtis, maitinimo blokelį, montavimo varžtelius ir žinoma, gaunam pačią kamerą. Išoriškai kamera labai panaši į bet kurį mano anksčiau apžvelgtą PTZ modelį, kaip pavyzdžiui HB8, taip pat korpusas iš esmės lygiai toks pat. Priekiniai kameros dalykai, matom, turim 2 lęšius, viršų ir apačioje turim ledinį pašvietimą, apatinį dalį turim mikrofonus ir turim dangtelį su reset mygtuku ir po to dangteliu turim microSD kortelės lizdą. Ir bazės apatinį dalį turim nemažą garsiakalbį ir tai reiškia, kad pasinaudojus EasyViz mobiliąją programėlę galima pasikalbėti su žmogumi tuo metu esančiu prieš kamerą. Pakalbėkim plačiau apie filmuojamą vaizdą. Kaip jau sakiau, kamera turi 2 lęšius, 8 ir 2 megapikselių raiškos. Vaizdą filmuoja 4K raiška ir maksimali raiška yra tokia. Nespalvotas AR pašvietimas tamsoje yra iki 30 metrų ir kaip matot prie tinklo ją galim prijungti per LAN arba per Wi-Fi. Kamera palaiko microSD korteles net iki 512 GB vietos ir be mano visų išvardintų funkcijų, ji turi keletą AI funkcijų, kurios yra žmogaus bei automobilio atpažinimas. Taip pat kamera turi auto zoom tracking funkciją, kas reiškia, kai ji užfiksuoja judantį žmogų ar automobilį, automatiškai priartina vaizdą, sukiojasi ir jį seka. Taip pat jie turi patruliavimo režimą, kaip ir visos lauko kameros yra atspari vandeniu bei dulkėms, turi Active Defense funkciją ir individualius garsinius pranešimus. Ir tai reiškia, kad garsinį pranešimą galima įrašyti tiesiog telefone ir kamera aptikus įsibrovimą, tą garsinį pranešimą pradės groti. Tai visas šias funkcijas pratestuosiu. Pažiūrėsim, kaip visą tai veikia ir manau kartu galėsim įvertinti, ar ši kamera nusipelno pakeisti C3X kamerą. O dabar, manau, pabandykim pridėti šią kamerą prie programėlės, parodysiu, kaip paprasta yra tai padaryti. Taigi pajungiam kamerai 12 V maitinimą per pridėtą blokelį, kamera įsijungia, pradeda judėti. Ir iškart gaunam garsinį pranešimą, kad turim pasinaudoti EasyViz mobilią programėlę ir ją tenai pridėti. Taigi mobilioje programėlėje dešiniam kampe viršui spaudžiam pliusiuko ženklą, spaudžiam Add Device ir galim tiesiog spausti Scan QR Code. Nuskanuojam QR kodą esantį ant kameros arba ant dėžutės, uždedam varnelę, kad prietaisas įjungtas, spaudžiam Next, įsitikinam, kad esam arti Wi-Fi maršrutizatoriaus, spaudžiam Next, vėl uždedam varnelę, kad mėlynas LED indikatorius mirksi, taip ir yra, spaudžiam Next ir įvedam savo Wi-Fi duomenis ir spaudžiam Next. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Wi-Fi connected. Platform registration successful. Configuration complete. Welcome to EasyViz. Ir viskas. Kamera pridėta prie programėlės, ją galima iškart pradėti naudotis. Taip pat, kaip matom, gaunam nemokamą
cloudo vietą, keletą dienų galim išbandyti nemokamai įrašinėjimą į cloudą, jeigu nenorim dėti atminties kortelės, kas yra visai naudinga, nes įrašai tokiu atveju išlieka net ir kamerai sugedus arba jeigu ją kas nors pavagia arba jinai sudūžta, sugenda, tai įrašai yra išsaugomi į cloudą, o ne atminties kortelę. Ir paspaudę ant pačios kameros gali matyti tiesioginį kameros vaizdą. Ir kaip matom, vaizdas visai gerai veikia, vaizdo atsilikimo praktiškai nematyt. Ir dabar matot ir girdit vaizdą tiesiai iš EasyViz H80X vaizdų stebėjimo kameros. Taigi toks trumpas būtų kameros išpakavimas ir pridėjimas prie mobiliosios programėlės. Dabar pabandysiu šią kamerą parsinešti namo, kur nors primontuosiu, pabandysim patestuoti jos funkcijas ir pažiūrėsim, kaip gerai jį filmuoja tiek tamsoje, tiek šviesoje. Taigi, manau, tiek būtų šiai trumpai video apžvalgai. Šios kameros testus tiek šviesoje, tiek tamsoje pamatysit sekančiam epizode. Norėdami to epizodo nepraleisti, būtinai uždėkit pirštą į viršų ant šio video, užsiprenumeruokit kanalą ir įsijunkit varpelį. Kamera, mano galva, turi labai daug potencialo ir net nebejoju, kad ji parodys tikrai gerus rezultatus. Šiam kartui, manau, tiek. Jei turit kažkokių klausimų, visada galite susisiekti su mumis arba pakomentuoti tiesiai po šio video, pabandysim į visus atsakyti. Tuo šią apžvalgą baigiam ir pasimatom po savaitės. Iki.